Labas rytas, sakau jums naują savaitę. Šiandien sveikinuosi ne iš savo ofiso, iš savo kabineto, ne iš savo svetainės, o iš kelionės vietos. Šiandien pradedam pirmadienis, balandžio 8, tarptautinė Romų diena ir daugiau dar šią savaitę bus gerų dienų, bet su jumis šiandien bendrausiu Šakiuose. Paskui keliausiu į tokį labai jaukų mažą miestelį Lukšius, teks aplankyti ir Alytų. Labas sakysiu Taujėnams, labas sakysiu Ukmergei, patys įvairiausi susitikimai. Daugiau negu pusė tų susitikimų skirsim pedagogo psichiniai sveikatai. Matot, ant kiek svarbi tema pasidarė, ant kiek yra ką veikti, ant kiek yra ką tvarkyti. Turim saugoti savo pedagogus, nes kai jie išlieks, klausimas, kas mokys, dirbtinis intelektas dar jų nepakeičia. Tai va, dar vieną temą turėsim irgi tarpusavio santykių, jo kartu žiūrėsime apskritai, kaip vaikai moka atskirti, kas yra reikia, o kas yra noriu. Tas mokėjimas matyti savo poreikius ir tėvams, ir jaunimui tampa turbūt vienas iš labai svarbių įgūdžių. Tai sveikinuosi gaivų rytą, jaučiat, kaip pavasaris ateina visų grožių, o laiko matysim.